7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Geros rungtynės, komandiškai. Manau, išpildėm visą planą, ką ruošėmės, ką norėjom. Įmetė kiek ten 60 taškus, tai tikrai geras rodiklis, manau. Apskritai, dalimėmės kamuolių, visi buvo tose rungtynėse, tai tikrai džiugu ir tą pirmąjį žingsnį žengiam. Kaip pavyko galbūt nuo pat pradžių smaugti Lietkabelį gynyboje ir neduoti šansų net atsikvėpti? Aš sakyčiau, gera koncentracija, sakau, taurės rungtynės, daugam čia jau ne pirmas kartas, tai žinom, kaip reikia būti susikaupusi ir kaip kiekviena ataka ir kiekvienas kamuolys yra svarbus, tai sakau, kolektyviškai visa komanda, vienas kumštis to plano ir laikėmės. Žalgiris 10 kartą iš eilės žais MT finale, ką galbūt tau pačiam reiškia šitas turnyras? Nežinau, proga iškovoti titulą, tai kiekvienas titulas yra, manau, labai svarbus karjerai, ta visa apskritai emocija laimėjimo. Gyvenime nėra tekę daug kartų kelt taurę į viršų, tai čia būtų viena iš tų progų ir šiaip sakau, labai būtų smagu, bet dar laukia ilgos sunkios rungtynės. Po rungtynių mačiau prieš skanduotę, kalbėjau su Andrėja Trinkierį, persimetėt žodžiais, galbūt gali įgarsinti, ką treneris sakė po rungtynių čia jau aikštelėje dar būnant. Nieko. Pagyrė už kovą dėl šokius kamuolių. 7 jo. Jo, tai ir šiaip, sakau, daugiau nelabai net prisimenu iš tikrųjų, bet pagrindė buvo tas akcentas. Šiaip pats negalvojai dalyvauti šiemet snaiperių konkurse, žinau, kad kapitonas išrinko Juzėną, bet ar pats neturėjai tokios ambicijos? Nors esi jau dalyvavęs ir anksčiau, bet. Jo, čia toks buvo apskritai galbūt, nežinau, ne tai, kad bendras sutarimas, bet jau šitau taip išėjo, kad vis tiek, ypač mūsų prieš rungtynės tas konkursas, tai tokių, nežinau, ne tai, kad abejonių yra, bet vis tiek, žinom, kad tai gali atsiliepti rungtynėms, tai sakau, tokių biškių abejonių buvo, bet išsiuntėm irgi, ką jūs geras metikas turėjo šansą. Pernai patikai į finalą kamtę su Lietkabeliu, šiemet žaidai prieš juos, jūs išmetei, patikai su Žalgiriu. Koks jausmas prieš buvusią komandą, buvusius draugus komandą žaisti? Visada smagu prieš buvusią komandą žaisti, su visais puikiai sutarėm, sueinam, tai ir tų žodelių buvo persimesta per rungtynės kažkokių minimalių, tai smagu. Šį kartą esu šitoj barikadų pusėje, tai labiau džiugiuosi už mūsų, už save, bet jiem irgi linkiu sėkmės. Rytoj susikausit su Neptūnu, nustebino klaipėdiečių triumfas prieš Vilkus? Nežinau, nuoširdžiai tai aš galbūt net labiau tikėjau Neptūno pergalę, nežinau. Aišku, čia galbūt iš tos pusės, kad taip tariant, underdogais jie buvo vertinami, bet sakau, jie turėjo, manau, tik mažiau spaudimo, daugiau laisvės ir vis tiek labai patyrus komanda, patyrė žaidėjai ir tikrai gerai sužaidė, tai sakau, mes sakyčiau, kad labai nustebino. Kas svarbiausia bus rytoj tavo akim? Tai taip pat kaip ir šiandien, sakyčiau, vis tiek treneriai paruoš tą planą šiąnakt, vis manus, ką reikės daryti, bet galiausiai, kaip sakau, vis tiek išlieka ta koncentracija, rytoj bus dar svarbesnė ir šiaip dabar grįžt namo pailsėti ir rungtynės rytoj keliu švaria galva. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.